Žmonių populiacijos kaita. Tūkstančius metų gyventojų pasaulyje gausėjo labai lėtai, nes gimstamumo ir mirtingumo rodikliai buvo tolygus. Pirmojo milijardo riba buvo pasiekta XIX amžiaus pradžioje. Maždaug tuo metu prasidėjusi sparti pramonės raida, daug mokslo ir technikos atradimų, medicinos laimėjimai, geresnės higienos sąlygos paveikė žmonių gyvenimą. Įvyko lūžis, lėmė spartų gyventojų gausėjimą Žemėje. Pirmajame amžiuje po Kristaus pasaulyje gyveno apie 200–300 milijonų žmonių, o pirmasis milijardas buvo pasiektas 1820 metais. Iki XIX amžiaus pradžios gyventojų skaičius Žemėje didėjo labai lėtai, o kai kuriais laikotarpiais dėl karų, epidemijų, bado net mažėjo. Trečiasis milijardas gyventojų buvo pasiektas apie 1960 metus, nors per tą laikotarpį įvyko Antrasis pasaulinis karas, kurio metu žuvo dešimtis milijonų žmonių. Gyventojų skaičiaus didėjimo tempai ir toliau augo. Apie 1974 metus Žemėje jau buvo priskaičiuojama 4 milijardai gyventojų. Mokslo ir medicinos pasiekimai užtikrino vis spartesniais tempais didėjantį gyventojų skaičių, ypač besivystančiose šalyse. 6 milijardai gyventojų statistiškai yra užfiksuoti apie 1990 metus. Gyventojų skaičiaus pasaulio mastu ir toliau augo labai greitai. Toks spartus gyventojų gausėjimas 20 amžiaus antroje pusėje vadinamas demografiniu sprogimu. 8 milijardai gyventojų Žemėje yra pasiekti jau dabar, o štai 9 milijardai prognozuojant gyventojų skaičių pagal vadinamojo gimstamumo mažėjimo scenarijų, 9 milijardas gyventojų turėtų priaugti per 26 metus, tai yra 2049. Skirtingose regionuose gyventojų augimas yra nevienodas. Azijoje ir Afrikoje gyventojų skaičius auga ir prognozuojama augimo tendencija išliks. Kai kuriuose šalyse populiacijos augimas yra neigiamas, o kitose teigiamas. Gyventojų skaičiaus kaita atskirose šalyse yra labai skirtinga. Sparčiausiai gyventojų daugėja ekonomiškai silpnose šalyse, o tai kelia aibę problemų ir dar labiau didina skurdą. Ekonomiškai stipriose šalyse gyventojų skaičius didėja labai lėtai, o kai kuriuose šalyse žmonių netgi mažėja. Tokios tendencijos irgi kelia problemų. Gyventojų skaičiaus kaita priklauso nuo kelių demografinių rodiklių – gimstamumo, mirtingumo, vidutinės gyvenimo trukmės bei migracijos. Šis rodiklis įvairiuose pasaulio regionuose ir šalyse smarkiai skiriasi. Labai didelis gimstamumas, apie 30% būdingas beveik visoms atogrąžų Afrikos šalims. Gana didelis gimstamumas nuo 20–40% yra daugelyje Azijos ir Lotynų Amerikos šalių, beveik visose ekonomiškai stipriose šalyse gimstamumas mažas, kuo mažiau valstybė socialiai išsivysčiusi, tuo didesnės joje gimstamumas. Didelį gimstamumą silpnose šalyse lemia kelios priežastys – moterų menkas išsilavinimas, žinių stoka, įsišaknijusios tradicijos, religinės ir kitos nuostatos. Japonijoje gimstamumas siekia vos 8%. Pagal gimstamumo rodiklius ši šalis yra paskutinėme dešimtuke. Japonės išsilavinusios siekia karjeros, vidutiniškai pirmojo vaiko susilaukia apie 30-uosius gyvenimo metus. Vokietijoje gimstamumo rodiklis siekia 8–4%. Šeimoje būdingos vėlyvos santuokos, nes daugelis moterų iš pradžių nori įgyti aukštą išsilavinimą, siekia karjeros. Jaunos šeimos daug dėmesio skiria materialiniai geroviai, dėl didesnių poreikių vaiko išlaikymas labai brangus, todėl atžalų šeimos susilaukia vėlai ir jų turi nedaug. Kinija įvedė vieno vaiko politiką 1980 metais, kurią sušvelnino 2016. Tačiau pastaruosius kelerius metus gimstamumas smuko dar labiau. To priežastis didesnis gyvenimo išlaidos, kultūriniai pokyčiai. Taip pat per tiek metų žmonės priprato prie mažesnių šeimų. Nigerijoje gimstamumo rodiklis siekia 46,8%. Šioje šalyje vienai moteriai statistiškai priskiriami 7 vaikai. Nigerijoje merginos išteka labai anksti, būdamos nuo 12 iki 15 metų. Menkai išsilavinusios arba visai neraštingos, todėl stokoja žinių. Afganistane gimstamumas siekia 39%, o vaisingumo koeficientas 5,5 vaiko vienai moteriai. Tokius aukštus rodiklius lemia socialinės ir religinės nuostatos, merginos ištekėjusios rūpinasi tik namų ūkiu, dėl menko išsimokslinimo stokoja žinių apie šeimos planavimą. Prie to prisideda religinės nuostatos prieš kontraceptikų naudojimą, be to vaikai šalyje yra svarbi darbo jėga, prisidedant prie šeimos išlaikymo. Afganistane 25% vaikų nuo 5 iki 14 metų dirba.
Dabartinė žmonių populiacija pasaulyje siekia virš 8 milijardų. Azijoje gyvena virš 59,5% pasaulio gyventojų. Afrikos populiacija siekia 17,2%, Europoje gyvena virš 9,6%, Šiaurės Amerikoje 7,6%, Pietų Amerikoje 5,5% bei Australijoje 0,55%. Lietuvos gyventojų populiacijos kaita. 1950-ieji sumažėjęs gyventojų skaičius Lietuvoje buvo karų ir okupacijų padarinys. Per karą vokiečių okupacinė valdžia vykdė žydų genocidą, karo pabaigoje dalis gyventojų pasitraukė į vakarus, o okupavusi Lietuvą Sovietų sąjunga pradėjo masinės gyventojų represijas. Nors pokariui labai išaugo gimstamumas, tačiau Lietuva šiuo laikotarpiu neteko daugiau kaip 500 000 gyventojų, todėl gyventojų skaičius augo lėtai. 1965-ieji. Sovietmečių gyventojų skaičius šalyje augo per 5 metus, gyventojų skaičius padidėjo beveik 200 000. Sparčiai mažėjantis mirtingumas, pamažu augantis gimstamumas lėmė akivaizdų žmonių gausėjimą. Gyventojų skaičiaus didėjimui įtakos turėjo ir organizuota imigracija iš kitų Sovietų sąjungos respublikų. 1985-ieji. Gyventojų gimstamumas ir natūralus prieaugis pradėjo mažėti, bet gyventojų skaičiaus augo ir toliau. Augimą užtikrino vis didėjantis gyventojų atvykimas į Lietuvą, nes Lietuvoje buvo geresnės gyvenimo sąlygos, o atvykę žmonės prisidėjo prie miesto augimo ir pramonės plėtojimo. Sovietmečio emigracija į užsienį buvo negalima, todėl išvykstančiųjų buvo labai mažai. 1991 metais Lietuvoje gyveno 3,7 milijono žmonių. Tai didžiausias užfiksuotas gyventojų skaičius mūsų šalyje. Atkūrus nepriklausomybę, šalies gyventojų skaičius pradėjo mažėti. Tokio proceso priežastys – Sovietų armijos karių ir jų artimųjų pasitraukimas iš Lietuvos, akivaizdžiai sumažėjęs gimstamumas, prasidėjusi emigracija. 2000-ieji. Gyventojų skaičius nuo 1992 metų pradėjo mažėti ir toliau mažėja. Per pastaruosius 5 metus žmonių šalyje sumažėjo 130 000. Dėl blogėjančios ekonominės padėties, nedarbo, gyvenamojo būsto problemų, mažų atlyginimų mažėja ir gimstamumas. Didėjant mirtingumui didėja neigiamas gyventojų prieaugis. Ir toliau didėja emigracijos tendencijos, tarp išvykusiųjų vyravo jaunimas. 2013-ieji – tai metai, kai Lietuvoje gyventojų skaičius nebesiekė 3 milijonų. Nors stabilizavosi gimstamumas ir mirtingumas, bet gyventojų prieaugis išliko neigiamas. Toliau išlieka didelis emigracijos mastai. Pagrindinės emigracijos priežastys – geresnis darbas, studijos, geresnės socialinės garantijos. Tokie gyventojų skaičiaus rodikliai kelia nemažai demografinių problemų. Mažėja darbingumo amžiaus žmonių, mažėja santuokų, gyventojai sensta. Dabar Lietuvoje gyvena virš 2,8 milijonų žmonių. Po pandemijos mirtingumas buvo didesnis nei gimstamumas, bet pandemijos pabaigoje gimstamumas pakilo. Tačiau žmonių populiacijos gausėjimas kelia įvairių problemų. Auga maisto poreikis ir vartojimas, oro, vandens, dirvožemio tarša, didėja karų, tarptautinių konfliktų grėsmė, mažėja gamtos išteklių, vandens, medienos, akmens anglių. Dėl miestų plėtros mažėja žemės, naudmenų plotai, gausėja bedarbių. Vis dėlto populiacijos augimo sustabdyti nėra įmanoma, tačiau į tai žiūrėti reikia atsakingai. Su jumis buvo Dainora Bartulytė. Iki kito karto.